Labas rytas. Ajei, kiek mažai vietos kortelį. Pradėdam nuo Kamajų, važiuosim į dvarelį. Čia yra keliautojų namelis dar vienas. Super, sakė, vienas geriausių. Deja, rytas šiek tiek šlapias, rodė kaip visada, kad nebus lietaus, o purškė. Tai, bet sakėm, daug stosim ir daug aštavosim, tai gal kaip nors. Tikiuosi, Rokiškis šiltai pasitiks. Rokiškį gal boosteris aplankys, neaišku. Shout out to booster. Filmuojama ne filtre. Žiūrėk, koks variantas. Niam. Su kanapėm. Jo, tai eilinį kartą Biržų duona remia mūsų žygius. Ir atvažiavom į Rokiškį, šiaip tai su vėjeliu. Lietus beveik nebuvo lietaus. Ne su vėjeliu, kitaip turi sakyti. Su būstu, su Rokiškio būstu. Tai va, skanaus visiems. Ir antras gopnikas gazina rokiškėnus. Boring! Ne, akavai, žiūrė, geri. Varo. Kaip anksčiau žmonės vaikščiodavo miške? Einam parodyk, papasako, kas čia yra. Tai čia gyvena dviratininkai, kaip kavos aparatas yra. Ir Lukas dabar kavą daro. Lukai, padaryto kavą? Labas vakaras, užeikite, tenais mūsų yra mėgamieji. Prašom, tiesiai galit. Nueit pasižiūrėjom. Pelėsi biškyra, bet nieko. Ja, atsargiai neįsitieskite. Lubo žemas, čia tas gotikinis stilius, anksčiau tikėjo. Tai va, čia matot mūsų interjerą, biškį padirbėta, biškį kaip nelabai. Dar pabaigsim, nieko tokio. Kaminas vat yra, grynas oras. Jo, ventiliacijos tikrai čia netrūksta. Kas čia toksai? Čia... Kuro trolis. Čia vietinis. Vietinis trolis. Ką jūs čia darot prie mano lovos? Nykštukai, tie ne nykštukai, kaip tie, kur kasą mainina. Užkrito pavadinimas, nu tie mažiukai. Nykštukai? Dvarfai, jo, nykštukai. Nu gerai. Labai geram buvom single trackę, važiuojant nuo Rokiškio link Juodupės. Labai sužymėta trasa buvo idealiai, ta prasme... Net šaknis nupurkštos. Šaknis nupurkštos dažais, pašokimai vietomis, iš medžiai išskaptuoti rastai ir net rodyklės yra. Plius kažkieno skeletas gulėjo irgi nupurkštas. Valgo kabanosus kaip sneakersą. Kur tai matyta? Lidlas remia. Didros ir borderio trasa važiuojam per Fuksą. Ir dar šiandien važiuosim pro mano tėvo namus, tai šiandien įdomi dienelė bus. Bet čia geras oras dabar vėl, tai smagu. Ir pliurzas, ir gero oro. Čia tik nesimato per kamerą. Ir pakaštavojom gerai Juodupiai. Papletkinom su pardavėja. Kaip visada, viskas po senovei.
bandelių skiauterėlių. Užačiū. Lašų duonoje Kriaunuose. Atvažiavom, jau liko 400 metrų. Jau mirkstam? Biškį dužę. Aš bent jau nežinau, Lukas. Jau gerai. Not great, not terrible. Tai liko tik tai nuvažiuoti, atsirakint. Hopefully atsirakint. Ir Gal prancūzaitės bus pagaliau tos. dar reiks įsikurti šilumą kažkaip. Bet šiaip labai gerai, rekomenduojam lašų duoną Kriaunuose. Nauja parduotuvė. Šviečia. Bandelis labai gerom kainom. Biržų duona. 7 centų bandelių krūva. Jeigu ateini purvinas ir pavargęs, gal dar nachaliauji kažką duos. Duoda. Gratis. Duoda. Atvykom į dvarelį. Jau vaiščias visur. Jau toj krosnelė bus kuriama. Vakarienė daroma, arba to užvirta. Kažko burnoje priesku. Norėčiau su silke išeiti. Nu, kas čia toks? Susimildamas. Greitai, silkės. Pažiūrėk mano tapkės kokios. Wow. Labai gerai. Dvarelis, atvykom, viską turim, malkas jau renkam, eisim, užsikursim židinį. Tai kaip, kas dvarelis geriau ar batsiuvio? Batsiuvio jaukesnė, aš sakyčiau, čia labai didelė. Čia labai toks kaip pas tą promočiutę, kur atvažiuoja. Rankas jūs plojate ar nelabai? Nusiplojam. Ką? Nusiplojam. Iš ryto ploja. O kur ploja? Su gertuvė laukiam. Reikia ir man gal. Aš čia daržovas. Instrumentas ploja? Pala, kur čia? Pareklamuot. Pynė babos. Lašų duona. 7 centų. Jau va, su Nutella puikiai eina. Kurio vietų čia? Pauliau, viskas gerai? Jau girtas miega. Jau viskas, jau čipsų nebėra, alaus nebėra. Viskas suėsta jau. Ką? Šitas ar reikia? Jau trūkęs. Jau viskas, jau. Šiaip balius geras, tai... Tai kaip tortelė, vakarinė dalis. Nu jau va, ta prasme, smagiai čia sėdėm, ką galiu pasakyti. Tai va, rytas dvarelėje, jau beveik viską susitvarkėm, baigiam susišluot. Šiandien sunkiai kėlėsi vyrai, nes norėjo gulėti iki 10. Teko truputį kiksą mes padaryti. Tai va, tai šiandien tik 20 km važiuosim. Lowest record bus of all time. Tai va, jau kiek, turbūt 12 bus įtariu ir išvažiuosim ant 12, pavažiuosim tiesiausiai keliu iki Kamajų ir važiuosim namo automobiliu. O, Anykščius. Labai blogai. Anykščius net nesvajoju. Nebus. Tai paliekam dvarelį, sutvarkėm viską, išvalėm. Šūdus išmežėm visus, dabar bus tvarka, kas ateis tikrai nenusivils, nes didelis namas, tai prasme, kiek čia pirmam aukšte gal 8 kambariai, tai wow, tai prasme, nu čia gali būti puota kaip reikiant. Bikepekerių suvažiavimą reikia daryti. Čia galėsim daryti kažkurią vasarą bikepekerių suvažiavimą, bet reiks rezervuoti visą namelį. Čia rimta šeima kažkada gyveno, tai kas dar nebuvo, tai rekomenduoju užsukti. Tai va, iki kitų kartų, dabar važiuojam į Kriaunas.
Tu į kokias kriaunas, į Kamajus. Į parduotuvę važiuojam. Tai važiuojam realiai į kriaunas, į parduotuvę vėl. Jo. Į lašų duoną. Parduosim butelius ir nusipirksim Napoleoną. Moldžio. Pagėrimas skanaus. Nu gerai to. O, labas. Važiuojam jau už lašų. Pridavėm butelius. Nusipirkom bandelius su lašinuku, firminių lašų duonos. Dabar bus hitas, kaip sakant. Kepinsim kiekvieną vakarą žygą. Lašų duonos bandelės. Ką žinau. Judam po truputį. Dar kol kas oras normalus pakankamai. Luką jau pametėm, nebevažiuojas mums. Ai, tas polikas. Niek, pravažiuos, nebedaug liko. Look, Mom, no hands. Nu, smagu buvo. Labai. Šiandien tik 22 km, tai per tokį orą nėra taip gaila. Bent gerai pamiegojom. Jo, įsimegom gerai, pašnekėjom gerai. Viskas fainai. Patiko ir man gerai. Ai, apie Kamajų bažnyčią, bet jį nesimato. Nesimato, tenais Kamajų bažnyčia. Tai žinokit, per antrą pasaulinį karą ten buvo įtvirtinimai kažkokie ir pabūklai buvo bažnyčios stogą pastatyti ant bokštuose. Ir vokiečiai, man atrodo, numušė jos tas bokštas, dabar tokie nukirsti jie tie bokštai. O šiaip tai geras žygis, laukiam kitų, oras kol kas labai lepina su žygiais, sezono žygių dabar tik tai film, čia vienas po kito žygio. Žygis po žygio ir dar bus žygių, tai laukit naujienų. Neleidžia valgyti, sakė, laukit, kol nufilmuosiu. Nu tai kabink, digin. Ačiū, dėdė. O, šventą poteliuką kokį. Va, Lukas. Tris patys. Pagaliau. Važiuojam.